Sveiki bičiuliai, už manęs Honda CR-V ir patikėkite, tikrai geras variantas. Manau, nereikia čia daug žodžiauti, einam geriau aprodysiu. Štai bičiuliai, 2015 metų Honda CR-V 1618 kW AVD, visi varomi ratai, mechanas. Žiauriai graži ta spalva, žiūrėkit, pabandysiu jums perduoti. Jinai tokia kaip samana ir dar su perlu. Gal iš galo geriau matysis, toj pasižiūrėsim. Gražus ratai, nenubalnuoti. Kėbulas, bičiuliai, gražus. Pasitikrinau visą kėbulą, nei viena dalis nedažyta, bičiuliai. Automobilis yra toks, koks yra, grįžęs sveikas. Dugnas gražus, nėra surūdijęs. Važiuoklės komponentai gražus, nėra surūdiję. Po kapotu, kiek vėliau pradarysiu, parodysiu, jokių tepalų, nuotekių ar kažko nėra. Rasti galite vieną kitą smulkų įbrėžimą, kaip pavyzdžiui, va. Čia va toks, vos matomas įbrėžimukas, va čia ant veidrodėlio, toks va įtrukimas, vos. Viskas, bičiuliai. Daugiau, viskas gražu, originalu, jokių problemų. Turi parktronikus priekį gale, turi galinę vaizdo kamerą, akla zona, vidus, štai toks, alkantara su oda kartu. Viskas gražu, lubos baltos, švarios, jokių problemėlių, vėjelis gale, duris gražu. Einam į priekį, čia viskas taip pat gerai, užsilenkiantis automatiškai veidrodėliai, visi 4 langai elektriniai, ekon režimas, lempo apiplovimas, linijų palaikymas, parktronikai jau sakiau, vairuotojo sėdynė graži, niekas neįplyšia, čia truputį, va, kaip sakant, pasiraukšlėja, bet tai natūralu, kažkas ją vairavo teisingai. Porankis gražus, pavaros 6, mechanas, bėgių ričiagėlis gražus, rankinis laiko, start-stop sistema, taip pat šildomos sėdynės. Čia daugiau viskas gražu, navigacija, liečiamas ekranėlis, kondicionierius, viskas veikia. To iššoku į vidų. Užsikuriu. Tarp kitko, diagnostiką dariau, rida tikra, kas be ko, nes kitaip net neapsimčiau. Ir viskas švaru, žalia, jokių klaidų. Ant skidelio taip pat jokių klaidų. 207 000 rida, kaip sakiau, tikra. Kas toliau? Multifunkcinis vairas, autopilotas, neblogai skambanti muzika. Kaip sakiau, liečiamas ekranėlis, navigacija veikia, per Bluetooth'ą prisijungsit telefoną, kaip sakant, laisvos rankos, žodžiu, viskas tvarkingai. Taip pat, bičiuliai, šitam automobiliui galite įsigyti per mane, čia tokia akcija, galite įsigyti, vat, kas pirksit automobilį per mane, Mango draudimą. 1 metams arba 10 000 kilometrų. Ten labai daug ką dengia, žodžiu, tas draudimas, ir jeigu jį pirktumėt atskirai patys, jums tai kainuotų 350 € metam. Kadangi būsite mano klientas, tai toks pat lygiai draudimas jums tai kainuos 99 €, bičiuliai. Čia niekur nerasite pigiau, patikėkit manim. Taip kad papildomi 99 €, metam garantija arba 10 000 kilometrų, tai čia yra labai geras dylas. Toliau, šito automobilio kaina 14 500 €. Dar truputėlį atvažiuosit į vietą, kainą pasiderisim jūsų naudai. Taip kad automobilis tikrai vertas dėmesio, retai gali sutikti Honda CR-V, kuri būtų nei dažyta, nei turėtų rūdžių, būtų tvarkingų, kaip sakant, variklių, tvarkinga sankaba, dėžė, tikrai viskas tvarkoj. Vienas dalykas, ką pastebėjau šitam automobiliui, tai ūžia galinis guolis. Šitą problemą pirkėjui pašalinsim, pakeisim naują guolį,
jokių problemų, išvažiuosit, kaip sakant, be jokių užėsių ir viskas tvarkoj. Jam taip pat dar iki metų galo galioja belgiška techninė apžiūra, susižiūrėjau ten tas visas techninės apžiūras, pagal jas taip pat rida tikra, viskas tvarkoj. Taip kad 14 500 eurų ir šitas automobilis gali būti jūsų. Lauksime atvažiuojančių, skambinkit man nurodytų telefonu virš galvos arba rašykite į Važiuojam Auto Brokeris Facebooką arba Instagramą. Nesumaišykite, telefonas neskirtas automobilių patikrom ar paieškom. Jeigu norite, kad surastumėm jums tvarkingą automobilį arba patikrintumėm prieš pirkimą jūsų išsirinktą automobilį, tai prašome kreiptis Instagrame arba Facebook'e Važiuojam Auto. Ne Važiuojam Auto Brokeris, o Važiuojam Auto. Lauksime jūsų skambučių, lauksime jūsų žinučių ir iki sekančio karto. Prekė gera.